Sveiki, esu Aušra Dubonikė. Kartu su vyru Gediminu esame įkūrę lyderystės kasdienybėje erdvę Bosan arbatėlę, kur dalijamės gražiomis iniciatyvomis, kilniais, mus įkvepiančiais pavyzdžiais. Aš vedu laidas, o mano vyras Gediminas rengia straipsnius, kuriais dalysiu su Lietuvos žiniasklaida. Su Sauliumi susipažinau netiesiogiai per jo darbus. Liepos mėnesį vaikščiojom Palangos pajūry ir staiga pamatėme įstabią Mickey Mouse'o skulptūrą. Ir abudu pradėjom apžiūrinėti, sakydami, kieno čia darbas, greičiausia menininko, skulptoriaus arba bent jau meno studijuojančio asmens, nes formos idealios ir labai gražiai padaryta. Po kurio laiko pamatėme dar vieną smėlio skulptūrą ir prieš keletą dienų pamatę trečią susipažinom ir su pačiu jo autoriumi Sauliumi, kuris beje pasirodo neturi nieko bendro nei pagal išsilavinimą, nei pagal savo profesinę veiklą su menu. Taigi apie tai ir ką Saulius daro, kaip daro ir kodėl pasikalbėsime šioje laidoje. Tai ačiū Sauliau, kad sutikote prisijungti ir pasidalinti. Labą dieną pirmiausiai. Papasakokit, ką jūs darote. Paprasčiausiai, dažniausiai darau iš smėlio arba žiemą iš sniego. Tiesiog kas šauna į galvą, bet dažniausiai, aišku, iš kitų žmonių reakcijų labiausiai patinka žmonės. Tai žmonės dažniausiai, bet būna ir gyvūnai, būna meškinai, ten vėžlys, krokodilas ir panašiai. Arba šiaip animacinių filmų kažkokie tai veikėjai. Ir tuo metu, kai kažkaip kas šauna į galvą, tą ir darau. Kaip jums kilo šitą mintis? Nežinau, buvom, Palangoj būni, kaip poilsis, jūra, smėlis, būni, kartais atsibosta vien tik vieno vietoje gulėti, galvoju, reikia kažką pabandyti. Pradžioje, tokį kaip ir automobilį be stogo, smėlyje išsikasiau, paskui, po truputį taip atrodo, pagalvoju, gal tada reiktų žmogų padaryti. Pradžiai buvo prasčiau, gavosi viskas, paskui po biškį, jau geriau. Ir tas formas biškį geriau gavosi, bet pradžiai visai buvo. Dabar tokios anatomiškai idealios, atrodo, proporcijos. Šiandieną padarėte porelę, vyrą ir moterį besilinsičius prie jūros. Tai ar jūs, nežinau, turit pasiimat kažkokį pavyzdį, modelį, kažką žiūrit, ar tiesiog kaip išeina natūraliai? Iš galvos. Taip, kadangi nieko su menu bendro neturi, tai iš pradžių, kaip, sakykime, pačioj pradžioj, kai bandžiau daryti, tai proporcijos gal ir gavosi, bet dydis nerealus gavosi. Žmonės, gerokai, kažkaip, kai pradeda daryti, nepajauti to ir, sakykime, dvigubai didesnis negu natūraliai žmogus, ilgesnis, ir atitinkamai. Proporcijos panašiai, bet dydis buvo vis, tai dabar po biškį vis panašiau stengiuosi, kad artimesnis žmogui būtų, dydis. O visa kita, tai kaip gaunasi taip. Labai sunku iš smėlio kažką, nes jis labai birus, šitas nelabai tinkamas jūros smėlis. Jisai labai lengvai byra, tai didesnę formą dar lengviau padaryti, bet jeigu ten tiksliau veido bruožus ar kažką, tai jau su šito nelabai. Nebent su vaikiškais žaislais kaukę uždėti. Kažką tokio, tai galima, pabandysim kada nors. Tiesiog kaukės, kai būna pirkti, uždėsi ir bus kaukė. Nes iš ties mūsų smėlis yra nepritaikytas, aš čia mačiau, yra organizuojamos smėlio skulptūrų parodos, tai vežamas specialiai smėlis iš upių kažkaip. Iš kitur ir netgi ten su klijais apklijuojamas, kad jisai laikytų. Tai čia suprantama, kad jūsų sąlygos yra, jūs darote iš to, kas yra, bet kita vertus tai yra labai gražu, tai yra tvaru, natūralu. Aš biškį skaičiau apie tas smėlio skulptūros, kur daro, tai ten pasirodo ne tiek klijai, kiek stipriai supresuoja ir smėlio struktūra kitokia. Ten iš upių smėlis gaunasi, jisai
Nu, jis nenuglot, šitas jau nugludintas, jis apvalus, jeigu žiūrint, nu, labai smulk. O anie tai kažkokios kampuotą formą turi tas smėlis ir jisai geriau sukimba. Netgi užtenka sutrambuoti su vandeniu tiesiog ir jisai kitaip. Nu, taip parašyta buvo, aš tiksliai nežinau. Tai matai, taip ir yra, nes... Nu, kiek, kur skaičiau, tai rašė, kad ten beveik klijų. Tiesiog presuota vanduo ir tik atitinkamai paruoštas. Ten padaro kažkokią formą, sutrambuoja, pila vandenį, sutrambuoja, jisai sukietėja ir tada jau iš jo daro. Nu, taip jau bent tiek skaičiau, aš tai taip ne. Paprasčiausiai čia nėra ir sąlygo, aišku. Be abejo. Paprastai tiesiog. Kas gaunasi, tas kitą kartą nieko. Gyvatė, paprasčiausias reikalas. Ar kiekvieną kartą turit kokį tai planą, ką tą dieną norėsit padaryti, ar tai spontaniškai atsirandantis dalykai? Nu, dažniausiai, kai nieko nesugalvoja, tai žmonės. O kai jau būna, kad, kartais, ir iš giminaičių ar iš vaikų, kas nors, ten ar meškina kokį, ar dar kažką, tai tas Mickey Mouse'as, tarp kitko, tai žmona sako, o šiemet Mickey Mouse'ai lyg tai 100 metų ten, bet pagal, kažkur matė ten Facebook'e ar kažkur, tai sako, Mickey Mouse'ą padaryk, tai taip ir gavosi tiesiog tuo. Paprastai. O ką jūs pats jaučiat darydamas, kurdamas šitokį būdą? Tiesiog smagu yra. Kai bandai įsivaizduoti, kaip viskas turi atrodyti, kuo teisingiau daryti ir jeigu kažkas gaunas, tiesiog malonu ir viskas. Ir paskui ne tiek man malonu pačiam, bet ir reakcijos žmonių paskui žiūri ir eina šypsosi, fotkinasi, tai man labai smagu. Nors ten greičiausiai išėjom ir valandą kitą ir nebebus, jau bus sutrypta. Žmonės sutrypia jos? Tai vaikai dažniausiai. Kažkaip smagu griauti, gal taip yra, bet neilgai išbūna. Labai retai, kada kitą dieną, jeigu vėlai vakare padarai, tai dar ryte kartais būna, bet jau šiandien vakare tai abejo ir bebus. Bet nesvarbu, esmė to, kol būna vis tiek smagu. Netgi būna dažnai, kai pabaigia ir jau reikia eiti namo, tai net ir gaila biškį palikti, nors dar 10-20 minučių. Dar norėtųsi pasibūti su savo meno kūriniu. Taip, tai galų gale natūraliai būna, jisai toks, kai darai, tai jis vis tiek biškį, kas su to tokio šlapesnio smėlio, bet jisai saulė išdžiovina ir jisai pradeda byrėti po biškį. Vėjas. Ir vėjas. Jisai apibyra ir natūraliai kažkiek. O jeigu dar dadeda kas nors, tai greitai. O kaip pačiam, ar būna toks ilgesys, kad atsiskirimo su tuo, ką sukuri? Ne, kažkaip nelabai. Taigi žinau, eisiu kitą dieną, kitą padarysiu. Tai dar įdomiau, tai jau nebėra, tai reikia kažką vėl. Įkurti. Taip. O kaip žmonės reaguoja? Įvairiai. Bet dažniausiai linksmai, su šypsena. Nes iš tikrųjų tai, ką darot, yra grožis, yra įkvepiantis dalykas. Bent mane tai labai įkvepia, kai mes pradėjom pamatyti jūsų darbus pajūry. Tai labai gražu, tai labai gerai nuteikia. Tai toks ir tikslas, kad gerai nuteiktų. Sakau, yra, čia nuo žmonių turbūt priklauso, kiti eina, nieko nemato. Bet tai iš kitos pusės, tai gal jis atostogauja, relaksas ir žiūri kažkur tai į saulę. Čia yra kaip yra, o yra kitiem tai labai smagu. Yra netgi, kurie atsimena, vos negerbėjų, sako, jūs ir pernai buvo, mes turim prisifotkinę ir parodo. Yra taip. Būna, kad sutinki netgi ir vieną kartą buvo ir 2 metų turbūt. Prieš ir dar prieš metus, fotkas rodė. Klausė, kada būsim, tai sakau, kaip išeis, kaip atostogos išeis.
Tai va taip. O ką jūs dar darot? Atminėjot iš sniego darot dalykus? Nu taip, va, žiemą iš sniego irgi dažniausiai, nu tai jau tada ne žmonės, dažniau jau gyvūnai kažkokie. Nes būna, kad ir tokios labiau stačios formos iš sniego gali jau kažką stipriau sniegas laikosi. Tai su sniegu lengviau kažką padaryti. Ir kad gražiau įdomiau būtų dar. Paskutiniu metu vis paspalvinu, tai su pigmento, su vandeniu sumaišai ir nupurški kažkokiam tai, kad ryškiau būtų, arba su teptuku nosį padažai meškina. Nu, va taip yra. Nu, tiesiog gražiau, geriau, geresnis vaizdas negu tik baltas. O šitas skulptūras ar tik prie savo namų demonstruojat, ar žmonės gali kažkur ir pamatyti labiau viešoje vietoje, kauniečiai? Dažniausiai tai šalia kiemų, ne pačiam kieme, bet tiesiog gatvėje. Bet vis tiek jau mūsų ten gaunasi kaip ir akligatvis, ten jau baigėsi gatvė, tai mažai, kad ten tik kaimynai. Nors per COVID čia buvo kažkaip pasklidę per Facebookus, per visur, tai čia žmonės labai stipriai ėjo iš visur. Dar reportažą buvau parodę per LNK, tai tada iš vis daug ėjo žmonių ir fotkinosi. Nes ir pramogų nelabai buvo, laukia buvo galima, o kažkur nelabai, tai tai buvo daug, tikrai daug žmonių buvo. Gal, Sauliau, turit kokias svajonės šito savo pomėgiu? Šiaip negalvojau niekada taip rimtai, kad čia kažką tai... Nesu svajonių, kažkokių tokių neturiu. O pasakokite apie savo profesinę veiklą, kad galėtume įsivaizduoti, kaip tai yra, kaip tai turi sąsajų arba iš vis neturi sąsajų su to, ką jūs darote, kas jūs pagal išsilavinimą ir ko užsiėmat šiuo metu. Ne, su profesija tai visiškai neturiu jokių sąsajų, nes čia sakykime, mokęsis ten su žemės ūkio, su inžinerija. Dabar darbo sritis iš vis, gal sakykime, paslaugų aptarnavimo sferoje. Buvau prieš tai irgi, toj prekybiniai, tose pačiuose senukose dirbęs. Dar su santechnika ten visokių darbų buvę yra. Paprastų, aišku, tokių dažniausiai. Bet visiškai nieko bendra su menu. Ne, tai labiausiai tai čia prasidėjo, tai aišku, nuo vasaros, Palangoje kaip būni, tiesiog šovė mintis, tai buvo užėjus noras kažką nupiešti, tai būdavo čia aikšteliai. Ir buvom nupiešę ten vilką su zuikiu, šitą iš Napalauką. Bet šitos tai jau ne iš galvos, tiesiog nuotrauką žiūri ir kaip atkopijuoja. Visai gerai gavosi, buvo gražiai čia padaryta. Kaip parodą tokią buvo padaręs? Pakabinęs ar ką? Ne, ant asfalto, ant žemės. Tai paskui, aišku, nulijo ir pasibaigė. Bet buvo visai fainai. Ir ten tokį, kur šitie, kaip jie, pinpačkiukai šitie, kaip jie, tie geltoni. Filmas buvo su, kaip jis jau dabar. Toks stambus tas dėdė meksikietis, dabar net pamiršau pavadinimą, Elmačiova. Labai fainai buvau gavęs jis, tokių visokių. Tai arba nupiešti, arba prie jūros, taip. Bet jau piešti tik tai, sakau, iš nuotraukos, žiūri į telefoną ir tada, gal vieną kitą detalę jau paskui, kaip išeina, improvizuoja, bet šiaip taip. Piešti tik tai iš fotkės, nes nesigauna proporcijos kitaip. Skulptūros lengviau? Kaip lengviau. Gal kažkiek paprasčiau, nes kai
pagal save maždaug ūgį matuoji, vaikštai ir matai. Nors, iš sakau, iš pradžio buvo dvigubai didesni praktiškai žmonės, negu turėtų būti. Bet čia taip ir turbūt natūralu, viską mes gyvenime. Kaip sako, pirmas vynas būna prisvilęs, tai bandymo būdu, kol atrandi proporcijas, atrandi būdą, kaip daryti. Bet vis tik čia dar vienas įrodymas, kad kažką turi viduje, jauti troškimą kažkam daryti dalykus, tai tiesiog reikia daryti, taip, kad man nesigaus, vienas syk nesigavo, kitą kartą gausis. Jeigu darai ir padarai, iš tikrųjų. Tai, kad ir daugumą dalykų gyvenime. Jeigu, sako, aš to nemoku, ar ano nemoku, bet jeigu daugiau pasigilinus, tai gali daug ką padaryti. Taip pat ir namuose, ir buityje, aš irgi nei tavo reikia ir išsidažai namus, ir stogą susiremontuoji, ir dar kažką padarai, ir tvorą susivirini. Tiesiog darai ir padarai, o jeigu ne, tai jeigu nedarai, tai ir nedarai. Tai ir nepadarysi. Ir mašiną gali pasiremontuoti, tai kažką tai. Bet ką, jeigu užsiimi, aišku, tas užima laiko, reikia dar, pasiskaitinėti kažką, pasižiūrėti, pasigūglint, bet įmanoma viskas. Čia dar vienas įrodymas, kaip ir nėra neįmanomų dalykų. Žiūrėjau visai neseniai filmą lietuvių, dalyvavo kino pavasaryje, tai pagrindinė veikėja yra moteris, kuri ne aktorė, nestudijavusi aktorystės ir niekada nevaidinusi filme. Ir regis ateina šitą kryptis į meną, kad užsienyje ypač režisieriai kviečiasi žmonės filmuotis, kurie neturi aktorinio išsilavinimo ir neturi tos patirties, bet jie gyvenime atrodo, galėtų atitikti tą personažą, kurį yra režisierius sugalvojęs, ir jie visai sėkmingai įkūnė, aišku, po tam tikros praktikos ir po tam tikrų dalykų, bet vėlgi čia toks labai įdomus pavyzdys, kaip galima daryti ir profesionaliai, ir gražiai, ir įkvepiančiai dalykus, net jei neturi tam pasirinkimo, išsilavinimo, jeigu turi kažką į savęs viduje. Tai čia pavyzdžių galima vardinti ir vardinti. Tai pažiūrėkite, yra ir žmonės, Ukrainos prezidentas, taigi jisai aktorius, bet jisai tiek charizmą turi, kad jisai dar retas, kuris prezidentas taip ir pakalba, ir atrodo, ir pakalba be popieriuko. Jau pasakykit, kuris dar toks prezidentas yra dabar šiuo metu. Aš daugiau nežinau tokių, kuris be popierėlio gali kažką pasakyti. Būsi aktorius, prašau. Ir žmogus per, sakykime, 2 metus ar daugiau, kaip pasikeitęs, sunku patikėti net. Tiesiog žmogus turi charizmą ir turi gebėjimus. Tam tikroje vietoje, tam tikro laiko atsidūrė ir viskas. Taip. Čia kaip iš tikrųjų tokia palėtėt įdomią temą, kaip būti tam tikroje vietoje, tam tikrų laikų ir su tuo, ką tu turi savo viduje, išnešti tai ir tai, kai tampa dovana pasauliui, dovana kitiems žmonėms, gali būti net ir kaip dovana pajūry atostogaujantiems žmonėms. Tai, ką jūs darote, yra dovana, bent man tai yra dovana. Aš jums irgi rodžiau, žiūrėkit, kelių komikio, turiu nuotraukas. Ir daug žmonių turi net ir kelių metų senumo nuotraukas, kurios kuria gerų emocijų. Tai, o jūs sakykit, Sauliau, ar jaučiat, kad šitos dalykus, kuriuos darot per šią meninę veiklą, iš smėlio darydamas skulptūras, iš sniego, kažkaip įtakoja jūsų profesinę veiklą, jūsų gyvenimo dalykus, ar nestebit tų dalykų? Ne, profesinės visiškai ne. O
O šiaip, nu, tai kad... Šiaip tai gerina nuotaiką, kaip sakau, su aplinkiniais žmonės gal pažįstamų, pažįstami per tuos pačius socialinius tinklus, nu kažkaip, nu, žmonėm linksma, nu... Ir pačiam yra linksma. Ir pačiam gerai, nu, tai... Jeigu kitam žmogui linksma, tai jau reiškia gerai. Tai, ką aš kuriu, yra, vadinasi, gera. Jisai randa atspindį kito žmogaus, ar ne? Kitame žmoguje spinduliuoja džiaugsmą, tai vadinasi, mano kūrinys yra, tas iš tiesų yra labai svarbu. Aš kai studijavus ir filosofijos dalykus, ir teologiją, ir daug lyderystės temoje, tai be galo svarbus tas momentas, kad to, ką aš darau, būtų atspindys kitame žmoguje, kaip kitas žmogus tą pajaučia, kaip jisai su to būna. Jeigu tai sukelia geras emocijas, tai padeda kitam žmogui kažkokioj srity, tai aš suprantu, kad tai, ką aš darau, vadinasi, yra gera, yra vertinga ir tai mane įkvėpia toliau tai daryti. Nu taip, taip. Ir be to aš dar irgi žaviuosi labai Julia Cameron, yra amerikiečių knygų autorė ir kuri labai skatina kūrybingumą ir turi įvairias praktikas. Ir jinai ką sako, kad mes dažnai būnam užsidarę ir galvojam, kad nesugebam kažkokių dalykų daryti, nes tiesiog jų nedarom, kažkokius turime blokus, baimės, kad galbūt darysiu kažką ir bus netobula, nepavyks. Ir jinai ragina, skatina eiti susitikti su savo tuo, taip vadina, menininku, vidiniu menininku ir daryti kažkokius dalykus, kurių galbūt šiaip paprastai nedarytum. Tai man tai, ką jūs pasakojat, labai primena tas praktikas, į kurias jinai kviečia, kad išlaisvinti savo vidų, kad aš, ką jūs taip natūraliai, spontaniškai, be nieko negalvodamas darot, tai labai praveria, atveria kitom galimybėm. Gal nieko bendro, sakot, neturi su profesija ir su tolimesniais dalykais, bet vis tik tokį gerą yra turėti veiklų, kurios visiškai kitokio pobūdžio, visai nieko tiesiogiai nesusijusios su mano konkrečiu gyvenimu, su mano profesinė veikla, bet jos kažkaip vis tiek įkvepia, maitina, pildo gerų emocijų. Tai man labai priminė tos dalykus, apie kuriuos jinai kalba ir ugdo žmonėse kūrybingumą. Geriau kurt negu griaut. O tai. Griaut lengviau? Be abejo. Taip. Ką palinkėtumėt mūsų žiūrovams, mūsų klausytojams? Geros nuotaikos. Svarbu, kad viskas bus gerai. Geros nuotaikos ir viskas. Kuo geresnė nuotaika, mažiau erzelio tiek šeimose, tiek tarp draugų. Netgi ir kai to bendravimo trūksta, nesvarbu vis tiek. Tolerantiškiau žiūrėti vienas į kitus ir viskas bus gerai. Ir dalintis tais gerais dalykais, kuriuos turime, tais talentais. Taip. Aš vakar mes grįžom pas savo mamą, dabar esam apsistoję ir grįžom į namus ir žiūrim prie laiptinės padėtą, prie įėjimo į namus padėtą dėžė su pilna obuolių ir parašyta skanaus. Tai va, labai puiku. Tai toks atrodo gal maža detalė, mažas dalykas, bet tai pasivaišinom ir šiandieną prašiau, ačiū, labai skanu. Taip, galų galia tie obuoliai būtų supuvę greičiausiai. Taip. Ir tas toks, atrodo, mažais dalykais galim mes padaryti daug. Taip. Tai ačiū, Sauliau, už šitą meną, pajūry. Pati dabar buvau atėjus pažiūrėti jūsų sukurtos porelės, poros skulptūros.
Tai daug žmonių fotografuojasi, daug prieina, daug džiaugiasi. Ir ačiū už tai, ką darot. Ačiū Jums, kad pakvietėt pasikalbėti. Svarbu, kad linksma ir gera. Man to reikia, kaip sakė. Kad žmonėms būtų gera viskas. Dūšioj. Taip. Vienam bus gera, dviem bus gera, Taip. tada bus 10 gera. Taip. Tada tikimybė, kad mūsų tas gerumo ratas jisai plėsis. Nes jūs jau vienas sukūrėt labai didelį tą gėrio ir džiaugsmo ratilą aplink save. Tai įkvėpėt irgi tokiu būdu. Nu taip, tai būna, kad žmonės žiūri, patinka tai, sako, ir mes taip darom, ir kažkur šalia kažką panašaus. Labai gerai, reiškia, užkrečia. Beje, aš irgi mėgstu daryti judesio praktikas ir pajūry, kartais įsijungiu muziką, ausinukus, įsidedu į ausis ir judu, tai žmonės taip žiūri mane, kas čia vyksta. Bet kitą kartą žiūri tokia maža mergaitė, ten šalia matyti žmonės gulėjo, žiūri pribėgo, irgi pradeda jinai judėti, daryti savo įvairius judesius, tai kažkas žiūri pamojuoja. Tai toks kartais galvoju, gal ir esi įkvėpimo šaltinis to paprastų dalykų, kurie mums teikia džiaugsmą, kurie išlaisvina ir taip galim spanduruoti. Tai ką. Ačiū Sauliau ir ieškosime toliau jūsų darbų ir kviečiame kitus ieškoti, atvykti į Palangą, į Pajūrį ir atrasti Sauliaus kūrybą, Sauliaus meną ir patiems inicijuoti dalykus, nebijoti daryti. Man Sauliaus pavyzdys yra įkvėpimas to, kaip jeigu noriu daryti, turiu daryti. Pradžiai netobulai, pradžiai negerai gausis, bet tai yra tik laiko ir kantrybės klausimas ir taip galim realizuoti savo kažkokį potencialą ir dovanoti džiaugsmą kitiems žmonėms. Taip. Tai ką, ačiū, gero poilsio ir iki malonių susitikimų. Iki.